Žinot, yra toksai dalykas kaip kompiuterį, ar ne, ir mes ypatingai savo telefonuose turim visą laiką pranešimus, kad mums reikia atnaujinti savo programinę įrangą. Reiškia, mes turim kompiuterį, turim telefoną, dažniausiai tai telefone mes gaunam žinutę, kad dabar tau laikas jau atnaujinti, nes išsileidžia naujos programos, ar ne, ir sistemą reikia atnaujinti. Na ir ką mes padarom, mes dažniausiai neturim laiko ten atnaujinti tą programą, ne, ten, nu, ta prasme, užtruks ten valandą laiko, tas telefonas persikraus, čia man jo reikia, tai aš padarau, kad vėliau, ne? Vieną kartą, kitą kartą padarau vėliau. Aš atnaujinsiu tą savo programinę įrangą, software update angliškai, vėliau. Ir kažkuriuo metu, jeigu tu jos neatnaujini, ne, kas atsitinka? Pavyzdžiui, nori atsidaryti kažkokią aplikaciją, gal kažkokį parkingą ar vos ne banko savo ten tą sąskaitą, ar ne, ir tau sako, neatidarysim, nes tavo telefonas neatnaujintas, tavo sistema neatnaujinta, tau net neatidaro to appso. Ką tada tu darai? Tu bėgi greit atnaujini tą jau, kad atsidarytų tau tą aplikaciją, kad tu galėtum naudoti savo telefonu. Mano sūnus, žinau, 2 metus neatnaujino telefono tam, kad jis ten negestų ir taip toliau, tai žodžiu, jis 2 metus, bet jis negalėjo nei vieno iš tų einamųjų appsų, kaip aš sakau, naudoti ant savo telefono, nes sistema neatnaujinta ir tu negali naudotis programomis, ar ne? Žinot, žmogus yra dar sudėtingesnė sistema negu kompiuteris. Sudėtingesnė tom, nes mes turime emocijas, pas mus daug dalykų vyksta, ko pas kompiuterį nevyksta. Pažiūrint į mūsų organus, ar ne, kaip sudėta ir kaip viskas sujungta, kaip viskas veikia, mes esame labai labai sudėtinga sistema. Ir kaip dažnai mes atnaujiname savo sistemą, savo programinę įrangą. Viskas dabar keičiasi greitai, labai greitai. Kaip kurios iš mūsų, iš jūsų, kurios žiūri ar ne, augo sovietmečiu. Kaip kurios neaugo sovietmečiu, bet augino sovietmečio mamos, ar ne? Aš save vadinu sovietmečio mama, nes nesvarbu, kad Sovietų Sąjungoje buvau tik truputį, vis tiek aš turiu tą mentalitetą, ar ne? Kaip dažnai tu atnaujini savo programinę įrangą? Kaip dažnai tu žiūri į save, kad tau reikia išmokti kažkokį naują įgūdį, kad tavo sistema veiktų, kad tu galėtum šitam gyvenime toliau gyventi. Pavyzdžiui, atsiranda kažkokie ten Google dokumentai ar ne, jeigu savo darbe ten reikia, tai eini mokiniesi, neužtrunka laiko, bet eini pasimokinti, atsiranda ten kažkokios elektroninių e-mailų, žinai, aplikacijos, einama, ne, kažkaip, nu, reikia išmokti naudotis, nes, pavyzdžiui, aš kai augau, nebuvo elektroninių laiškų iš viso, ar ne, bet paskui atsirado. Tai žodžiu, klausimas tau pagalvot, kaip dažnai tu atnaujini save, kaip dažnai tu eini ir gauni naujus įgūdžius ir kaip sakoma, kad eitum aukštyn, ar ne? Kitas svarbus labai momentas irgi